Tai šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamas skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikalus komentaruose, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpiešti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išversti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms individams gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Pamenu dar iš vaikystės, tėvas akomponuodamas savo gitarą dainuodavo tokią dainą: kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Prie ko vedu? Kai nieko neturi, galbūt iš tikrųjų nieko ir nereikia. Bet kai turi kažką, ypač kai sunkiai įsigyji kažką, yra toks reiškinys, paradoksas, tarsi prisiriši prie to, nes prakaitą liejai, kad tą gautum, kraują galbūt liejai, kad tą turėtum ir išlaikytum ir mokėtum naudotis tuo. Tai vat, sekantis žingsnis, prie ko vedu. Reiškia, visi mes esam skirtingi atėję į šį pasaulį, su skirtingais sugebėjimais ir galbūt mes čia atėjom nieko neturėdami, pliki basi, kas verkiantis, kas tylintis, per užpakalį gavo pradėjo rėkti tada tik tai. Reiškia, greičiausiai, kad mes nieko neturėdami, vien tik tai pažadus kažkokius, kad čia mes turėsim progą įsigyti kažką. Ir, sakykime, įsigyti kažkokius sugebėjimus, kurių pagalba mums bus lengviau šitoj matricui gyventi, išgyventi, verstis, suktis, galbūt turėsim tiek daug, įgysim tiek daug, kad kai kurie galėsim pasidalinti su kitais neturinčiais, bet ne viską galim dalintis. Tai lygiai taip pat ir su sugebėjimais. Jeigu tu neturi sugebėjimų, neužgyvenai jų, netoks, gaunasi įdomus darinys toks, nesugebėjai įgyti tų sugebėjimų, nes tam neturėjai sugebėjimų. Paradoksas toks. Tai negali tų sugebėjimų ir pademonstruoti. Tai pavyzdžiui, taip kaip koks, sakykime, ten vaikas, žiūrėdamas per televizorių kokias nors, ten bokso ar kitokias rungtynės, rengia kaip taško snukius jo herojai ir vienas iš tų betaškančių viens kitam snukius yra būtent jo herojus, į kurį jis nori būti panašus, jis turėtų sugebėjimus. Po to jam tėvai padovanoja kokį nors žaidimų kompiuterį ir jis ten maigo tą joystiką, virtualiai ten dalyvaudamas, tapatindamas save su tuo herojumi, kuris ten ekrane daužo snukis kažkam kitam. Ir galų gale, kai paaugėjus jį tėvas nusiveda į tikrą kokį nors ten salę, kažkokią areną, kur stovi tas ringas, nesvarbu kokios formos, ir ten daužo snukius vienas kitam, o jisai, tas bachūriukas jau užaugęs, sėdi ir žiūri į savo herojų ten ir vos ne irgi tapatinasi su juo tarsi, bet jis neturi tų sugebėjimų, nes jisai nelavino tų sugebėjimų, kaip anas herojus, tas ringė, kur taškosi jis ten. Ir raumenis kačialino, ir sausgyslės tampė, visokius raiščius stiprino, ten špagatus tampėsi, ant ištvermės ten dirbo, skausmo, sakant, slengsti tą ribą kėlę ir taip toliau. Nuo smūgių atsparumą išdirbinėjo ten, atstatinėjo ten, mokėsi kontroliuoti savo metabolizmą, kad po sužeidimų atsistatinėtų, greičiau ten kaulai sugytų, plyšusios sausgyslės kokios nors raiščiai. Ir taip traumų daug patyręs ir praktikos daug turi ir žino, kas kur, kaip, ką, kada, dėl ko. Tas sėdintis, jisai tik ekrane matė ir dabar gyvai mato. Ir, sakykime, ten koks nors konferencija paskelbė. Čempionas ten laimėjęs tokį diržą absoliutaus čia pasaulio čempiono titulo. Burtų keliu ištrauks dabar bilietus čia pirkusius iš jūsų savo vieną iš gerbėjų, kuriam suteiks galimybę simboliškai su juo ten minutę pasimojuoti, papozuoti prieš fotoaparatus, tų paparacijų, visokių ten žurnalistų susirinkusių. Ir
jis ten kažkokiu loterijos būdu ištraukė bilietą ir numeriukas būtent to bachūro. O Jėzau, pilnos kelnės laimės. Bėga tekinas į tą ringą, ten 4 į polą užkliuvęs už slenkščio. Atsistojęs ten. Aš taip čia vaizdžiai pasakoju, kad įsivaizduotumėt, pasiruošęs nubučiuot užpakalį ir padus tam savo herojui, kad leido pastovėti šalia va to herojaus ten. Nu, ir tas herojus užmauna jam savo pirštinės ir truputį ten su juo taip imituotai biškiukai ten paboksuoja, taip bum bum bum. Nu, tas bachurėlis prisiminęs, kaip jis ten su džoistiku to varydavo, kažką ten bando imituoti. Nu ir galų gale gauna fotografiją, kokią padaro ten bendrąjį fotografiją, kur tas čempionas jį apsikabinęs, o jis ten irgi su tom pirštinėm, kuriuom užrašytos herojus vardas stovi, toks visas spoguotas, siaurų pečių toksai. Nu ir išdidžiai gauna jis tą nuotrauką, ten padaro į rėmelius, įdeda tas čempionas, jam pasirašo autografą ir įteikia. Nu ir jis žygiuoja pilnas tokių iliuzijų, euforijų, tapatindamasis, kad jis, vat, žiūrėdamas į tą paveiksliuką, tą nuotrauką, savęs šalia to herojaus, to, kuris ten visus iškirto, tą čempioną, tapatinasi, kad jis vat, lygiai tokio paties lygio ir jo sugebėjimai tam ringė tokie pat, nes žiūrėkit, jis ir pirštinės netgi to turi herojus su jo čia autografu ir taip toliau. Ir nuotrauka net matosi, kur šalia stovi vos ne komandos draugas ir sparingo partneris. Nu ir kaip dabar realybėj taip? Ar jis įgyjo kokių nors sugebėjimų tų? Nors jis įsitikinęs, kad pas jį to kovotojo dvasia ir vos ne pusę savo dūšios tas čempionas jam padovanojęs eina namo. Ir reiškia, nu ir ką, sutinka jį ten kiemo chuliganai kokie, kurie pastoja jam šikną spardydavo, sakykime, tą mokyklą ir kieme, bijodavo išeiti, dėl to jis prie to kompo ir sėdėdavo. Nu ir ką, eilinį kartą jam sako, nu dabar mes tau subinę atspardysim. Jie nežino apie tą čempioną, nežiūrėjo televizoriaus, ten ar interneto, net nežino, iš kur tas grįžta, kas pasičia tai rankoje, ten nuotrauka ar ką. Nu ir tas visas priplaukęs, kišam nuotrauką, nu pareikit, čia pareikit. Seka čia sekundę, kažkas įvyksta ir po kažkiek tai laiko tas atsibunda, žinai, žiūri, dangus priešais akis, va taip, kažko žemė taip prie nugaros prilipus sunku atsikelt, skauda čia žandikaulį, akis neatsimerkia labai, žinai, nuotrauka to suplėšyta dar kažką. Nu ir vat ties tuo ir išgaruoja tos iliuzijos, kad turi tų sugebėjimų. Vat lygiai taip pat ir su tais, kurie neturi kažko, bet stengiasi parodyti, kad jie turi tą, ko neturi ir kad jie valdo tą, gali laisvai valdyti. Nu, jeigu tu neturi mašinos, tai tu ir negali parodyti mašinos, ar to labiau kaip tu ją vairuoji, tą neturinčią mašiną. Ne? Jeigu tu neturi sugebėjimų groti, tarkim, gitarą nesimokė, nu neturi sugebėjimų, tai ką tu ten pagrosi? Tai vat, meistriškumo nepademonstruosi, tų sugebėjimų nepademonstruosi, nebent tik tai kokį nors ten aklą pasisekimą, nes kartais pasisekimas ar sėkmė taip kaip trupiniai nuo didelio sėkmių stalo nubyra ir nesupratums, neturintiems supratimo apie tai, ką čia reikia daryti, jiems tiesiog aklai pasiseka, kaip aklai vištai grūdas. O šiaip tai nieko tu nepademonstruosi. Nu ir lygiai tas pats ir su valios išreiškimais. Tai norint išreikšti savo valią, to labiau laisvai išreikšti valią, padaryti laisvos valios išreiškimą, reikia pirmiausia tą valią turėti. O jeigu tu jos neturi, neturi tu tos valios tiesiog. Ir pats supranti, kad tu jos neturi, tik tai gali imituoti, kad tu ją turi, apsimesti ten, sakykime, prieš kitus ten vaidinti, sudaryti tokį įvaizdį, kad turi, bet tu jos neturi. Tai kaip tu galvoji, jeigu tu valios neturi, ar tu gali išreikšti savo valią, arba padaryti laisvos valios išreiškimą, tai jeigu tu tos valios nei laisvos, nei nelaisvos neturi, tai gali priversti vykdyti kitų valių, kurie tą valią turi. Priverstinai, nes tu valios neturi, sakyti. Nu ir tas valios išreiškimas toks, laisvos valios išreiškimas, neturintiems valios, jis nieko nereiškia, nes savęs, to labiau, ten, kur viskas įrašoma, tenai, Akaši kronikose, kaip kas vadina, ką, nu jūs neapgausit. Nu jūs niekaip savęs neapgausit.
Tad pirmiausia, prieš žengiant žingsnį, darant laisvos valios išreiškimą, reikia tą valią išsiugdyti, išsiauginti, išsipuoselėti, sustiprinti, sutvirtinti ją ir išmokti ją tinkamai panaudoti ten, kur reikia, nenaudoti ten, kur nereikia, nes turintis valią žmogus ne visada demonstruoja, kad jis tą valią turi, nes jis antiek tą valią įvaldęs, kad jis gali ir pademonstruoti tą valią, bet jis sugeba kontroliuodamas tą savo valią ir nedemonstruoti, nes jis tai gali. Nes neturintis valios, gavęs tik mažyti valios trupinėlį ten kokį iš karto puolai demonstruoti, nes jis negali susilaikyti nepademonstravęs. Čia vos ne taip kaip Sun Tzu to traktato pasiskaitęs Karo menas, tai žinai, kai esi silpnas, demonstruoja, kad esi stiprus, kai esi stiprus, demonstruoja, kad esi silpnas. Nu, tai va tie, kas yra stiprus, turi valią, jie nedemonstruoja to. O tie, kas silpni, nu, tai pagal tą Sun Tzu traktatą Karo menas ir demonstruoja, kad jie yra stipresni negu realiai, kad jie turi tos valios, nors tos valios, žinot, dirkat bubliką. Tai vat, permastykite tą, ką pasakiau, jeigu kam nedašuto, atsisukit dar kartą į pradžią, perklausykit, dar kartą sakau. To, ko neturi, nu iš esmės to, ko neturi, neužsiauginai, ten raumenų kokių neužsiauginai, ten neįsigijai, nu, sugebėjimų ten matematikai kokių ar ką, tai tu ir nepademonstruosi ten, nei kokių kultūrizmo varžybų laimėsi nuėjęs, nes neturi ką parodyti, ne matematikos olimpiadai laimėsi, nebent visus ten dalyvius matematikos olimpiadai dizenteriją pakirs ir jie iš tualetų neišlys, tai tada za neimėnijim drugih, nu, staniš čempionų. Sakant, nebus kitų prizininkų, tai vienas ir stovėsim tos pakilos, bet tai bus tik tai aklas pasisekimas, bet nelaimėjimas, savęs neapgausiu, kaip sakau. Taip, kad ugdykit valią, stiprinkit ją, žinokit, kur ją naudotis, o kur nereikėtų jos demonstruoti. Nu, aš čia ir savo pačiam šneku, žiūrėdamas į šitą objektyvą ir į šitą ekraną, pats su savim šneku. Nes aš irgi nesu tobulas visagalis ten ir nu, valios turiu, bet dar iki tobulumo toli, man stengiuosi bent iki optimumo priartėti. Nu tai va, tiek šiandien norėjau pasakyti. Stiprybės visiems.